Kasmet kovo 20 dieną minima pasaulinė frankofonijos diena. Šią progą organizuojami įvairūs renginiai. Frankofonijos dienos paminėjimai, prancūzų kalbos savaitės, viktorinos, konkursai, parodos, piešinių konkursai. Frankofonijos savaitės renginius vainikavom prancūziškos dvasios kupina dainų popietė Šilo kavinėje. Jos iniciatorius Lietuvos Prancūzijos asociacijos Pasvalio skyrius, kuriam vadovauja mokytojas Vidmantas Miknius. Iš pradžių galbūt ir pradėsime nuo dainų, įvairiausių dainų, visokių, kurias mokame. Atvyko dainininkų iš viso rajono ir labai džiaugiamės juos matydami. O paskui su asociacijos nariais galėsim aptarti asociacijos klausimus, pasidalinti įspūdžiais. Prancūziškų dainų popietėje žiūrovams įsiminė įspūdinga daina iš miuziklo Paryžiaus katedra, kurią atliko Pasvalio Petro Vileišio gimnazistų mini choras. Energija tryško gimnazijos merginų prancūziška daina apie joms patinkančius vaikinus visose Prancūzijos regionuose. Gimnazistės skaitė atlikėjai iš Daujėnų pagrindinės mokyklos, prancūzų kalbą šie jaunieji dainorėliai mokykloje pasirinkę antrąją kalbą. Pasvalio rajono mokyklos aktyviai dalyvavo piešinių konkurse. Pagal kelius žodžius reikėjo nupiešti piešinį. Konkursą organizavo Prancūzijos ambasada. 40 darbų buvo išsiųsta į Vilnių, komisija įvertino originalų Mantės Oniūnaitės iš Grūžių piešinį. Už aktyvų dalyvavimą piešinių konkurse mergaitei padėkojo asociacijos pirmininkas Vidmantas Miknius. Aktyviausiai prancūziškoje popietėje pasirodė balsingieji gimnazistai. Įspūdingų balsų išsiskyrė solistė Živilė Kuodytė. Mokanti kone visas žinomiausias prancūziškas dainas, ji užsienio kalbą dainavo kaip gimtąją lietuvių. Popietės metu skambėjo prancūziškos liaudies dainos, pritariant instrumentams, populiari buvo ir dainų karaokė. Ją dainavo dvi prancūzų kalbai nebeingos moterys iš Grūžių – Laima ir Lina. Prancūziškų dainų popietės metu buvo prisimintos ir praėjusių asociacijos organizuotų švenčių akimirkos. Ypatingai originaliai pernai metais Pajašmenių dvare buvo paminėta Prancūzijos nacionalinė šventė Liepos 14. Taip pat skambėjo prancūziškos melodijos, buvo gaminami gurmaniški, tik Prancūzijai būdingi patiekalai, ragaujami paruošti moliuskai, sausą vasarą pritrūko tik vieno delikateso – keptų sraigių. Besibaigiant prancūziškų dainų šventėje mikrofoną į rankas paėmė ir karaoke dainavo energingas asociacijos pirmininkas Vidmantas, pakviesdamas visus, kuriems artima prancūzų kalba bei Prancūzijos kultūra, tapti asociacijos nariais. Originalių renginių planuojama ir ateityje, o vasarą rengiama asociacijos narių kelionė į Prancūziją. Pasibaigus popietei, daug kas teigia, jog tokie renginiai skatina prancūzų kalbos mokymosi motyvaciją, ieškant naujų mokymo formų bei būdų.
Siekiant atgaivinti senas mūsų šalių kultūrinės tradicijas, populiarina šią Lietuvai svarbią užsienio kalbą. Pasvalio kultūros centre neseniai buvo surengta rajono folkloro ansamblių šventė atranka Išliek Sakale į vasarą vyksiančių dainų šventę. Kaip ir visose renginiuose pastaruoju metu, rajono folkloristai pasirinko teminės programas. Piemenų dainas, žaidimus, atskleidė vestuvių papročius, priminė linų minimo pabaigtuvių tradicijas. Pirmasis į sceną buvo pakviestas Valios pagrindinės mokyklos mokinių folkloro kolektyvas, atlikęs keletą kūrinių, dainų ir sutartinių. Kolektyvo vadovė Lina Bartašienė. Rajono kolektyvų parengtas programas vertino Lietuvos liaudies kultūros centro folkloro poskyrio vadovė Jūratė Šemetaitė, jos vadovaujamo poskyrio vyriausiasis specialistas Arūnas Lunys ir Panevėžio kraštotyros muziejaus etninės kultūros skyriaus vedėja Daina Smicoriūtė. Svalios mokinių kolektyvas scenoje pakeitė Nartikių vaikų darželio pradinės mokyklos Linelis mažieji folkloro propaguotojai. Mažiesiems folkloristams vadovauja Daiva Adamkavičienė. Savo programą gyvenimo ratu pristatė Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblis Raks. Ansambliui vadovauja Daiva Adamkavičienė. Po pasvaliečių koncertavo Valakėlių kultūros centro folkloro studijos jaunimo ansamblis vadovaujamas Alberto Bartašiaus. Vertinimo komisijos narius pradžiugino scenoje pasirodė net 3 vaikų kolektyvai. Jie įvertino ir tai, jog Linos ir Alberto Bartašių folkloro ansambliuose naudojami archaiški liaudies instrumentai – šiaudo birbynės, puslinė, daudytės. Raubonių kultūros centro folkloro ansamblis pristatė linų rovimo papročius. Apie linų rovimą minimą dainavo Joniškėlio kultūros centro folkloro ansamblis Abrusėlis. Pastarieji 2 kolektyvai dainų šventėje nedalyvaus. Kai kuriems atrinktiems kolektyvams kelią į dainų šventę gali užkirsti tautinių rūbų neturėjimas. Rajono valdžia su rėmėjais turėtų pasirūpinti atlikėjų aprangą, nes priešingų atveju vietoj dainų šventės 3 kolektyvai turės pasilikti namuose.